Parodos Studijos 2013 lankytojus verslumo dirbtuvėse kvietėme siūlyti idėjas, kaip mūsų bendrovė, gaminanti maistą gyvūnams augintiniams, galėtų panaudoti išmaniąsias technologijas. Šią temą siekėme atkreipti dėmesį ir paskatinti moksleivių domėjimąsi gamybinė veikla, maisto gyvūnėliams, kūrimu ir pamastyti apie galimybės, ties kuriomis jie galėtų darbuotis ateityje, jei pasirinktų su šiomis sritimis susijusias studijas. Sulaukėme bemaž 100 pasiūlymų, iš kurių išskyrėme mūsų nuomonę vertingiausias ir labiausiai atitikusias užduotį rekomendacijas. Jų autoriai bus apdovanoti mūsų įsteigtais prizais. Taigi, pereikime prie apdovanojimų. Trečiąją vietą skyrėme Karolio Lukošiaus iš Vilniaus pasiūlymui. Šios idėjos autorius apdovanojamas Philips ausinėmis. Antrąją vietą įvertiname Ievos Jankelaitytės darbą. Jai dovanojame rankinį laikrodį. Pirmąją vietą skyrėme Jorūnei Vaitkūnaitei iš Vilniaus. Ir dovanojame jai Sėkmės klubo mokymų semestrą. Sveikiname!